Sveiki visi, sveikinusi su jumis prisijungusiais ir prisijungusiamis prie šiandienos diskusijos pavadinimu Lyčių lygybė Ukmergėje. Ar yra kuo pasidžiaugti? Tai šiandieną mūsų fokusas, mūsų dėmesio centras yra būtent Ukmergės miestas ir Ukmergės savivaldybė. Kalbėsime apie tai, kokie paskutiniu metu pokyčiai vyrauja šioje savivaldybėje lyčių lygybės srityje, ką rodo visuomenės nuomonės apklausos, darbas su įvairiomis specialistų grupėmis, tiek smurto artimoje aplinkoje prevencijos, tiek reagavimo į smurto dėl lyties ir smurto artimoje aplinkoje atvejus. Šiandieną su manimi yra 3 puikūs pašnekovai, kuriuos norėčiau jums pristatyti. Tai Margarita Jankauskaitė, lyčių lygybės ekspertė iš Lygių galimybių plėtros centro. Labas, Margarita. Labą dieną. Taip pat Donatas Paulauskas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas. Labas, Donatai. Sveiki. Ir Vitalija Žibkienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė iš Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos. Sveiki, Vitalija. Labą dieną. Mano vardas Agnė Pakšytė, aš esu projektų vadovė Lietuvos žmogaus teisių centre. Šiandieną moderuosiu mūsų pokalbį. Prieš pradedama noriu priminti, paskatinti, kad mūsų pašnekovams galite užduoti klausimus, kurie jums yra rūpimi, kuriuos norėtumėte išgirsti, į kuriuos norėtumėte atsakymus. Tai galite daryti komentarų skiltyje šioje. Po šią diskusiją aš komentarus seksiu ir juos įgarsinsiu mūsų pašnekovams. Na, o nieko nelaukdama noriu pradėti ir pradėti noriu nuo Margaritos ir tavęs norėčiau paklausti, kadangi šią diskusiją taip pat organizuojame projekto Bridge, vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje rėmuose. Šį projektą įgyvendiname mes, Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centru. Tai norėčiau, Margarita, tavęs paklausti ir prašyti trumpai papasakoti apie tai, kokiamis veiklomis mes šio projekto rėmuose užsiėmėme. Tai projektas turi tokį kompleksinį pobūdį. Galbūt visų pirma reikia informuoti mūsų žiūrovus klausytojus, kad jisai vyksta 3 savivaldybėse, tai be Ukmergės yra taip pat dirbama su Jonavos rajono savivaldybė ir Alytaus miesto savivaldybė. Ir visos veiklos, jeigu taip trumpai, drūtai apibendrinant, jos remiasi tarsi į 3 tokias kolonas. Tai pirmoji kolona yra susijusi, veiklų kolona yra susijusi su algoritmo tarp instituciniam bendradarbiavimui smurto artimoje aplinkoje temoje kūrimu. Ir kuriant šitą algoritmą buvo iš tiesų tokios sutelktos kompleksinės pajėgos, tai yra buvo įsitraukę labai aktyviai specialistai kiekvienoje iš tų savivaldybių ir taip pat Lygių galimybių plėtros centro ekspertai. Ir mes bendrai pasitardami, įvertindami, kas jau vyksta, ką galbūt galima būtų pasiūlyti kaip tokį sustiprinimą, tai tas algoritmas buvo kuriamas ir šiuo metu jis yra jau sukurtas ir yra tokioje stadijoje, kai Ukmergėje jau yra tarybos pritarimas gautas tam algoritmui. Žodžiu, jau judam link to, kad žiūrėti, kaip tą mechanizmą de facto realybėje įgyvendinti. Tada antra kolona, jinai yra labiau susijusi su prevencijos darbu ir čia aktyviai įtrauktos yra mokyklos, įvairios paskaitos pedagogam, taip pat įvairios dirbtuvės moksleiviam, kad skatinti tą tokį jautrumą, pastabumą problemai, kad mažinti lyčių stereotipus. Tai aš manau, mes čia dar pašnekėsime, aš per daug neįsiplėsiu šitoj vietoj. Ir taip pat tas 3 segmentas arba 3 kolona, jinai daugiau yra susijusi su viešinimu, nes yra labai svarbu, kad specialistai žinotų, kaip sklandžiau tarpusavio bendradarbiauti, kad mes investuotumėm į jaunąją kartą, nes tie žmonės auga ir jie ateis į mūsų visuomenę ir jų nuostatų kaita yra labai svarbi.
Bet taip pat reikia nepamiršti ir kas vyksta čia ir dabar, šiandien, vadinasi, jaunos kartos neišauklėsim gražiai, jeigu vyresniosios kartos kažkaip tai neįkvėpsime keisti lyčių stereotipus arba mažinti tą toleranciją smurtui arba aukų kaltinimo mastus. Taigi, iš esmės, projektas turi tokį kaip ir kompleksinį tokią prieigą ir jisai apskritai yra toks, mes kaip įgyvendintojai matome kaip tokią savotišką laboratoriją. Tai reiškia, kad tos pamokos, kurios bus išmoktos, tie gerieji pavyzdžiai, tai mes labai tikimės, kad galima bus visą tą įdirbį, visą tą praktiką, visas tas įžvalgas vėliau pasiūlyti ir visom likusiom savivaldybėm, kurios šiuo metu nėra įsitraukusios į projektą. Tai turime didelių vilčių, kad tikrai turėsime ką pasiūlyti Lietuvos savivaldai. Ačiū, Margarita. Vitalija, dabar noriu kreiptis į Jūs, kadangi mūsų diskusijos pavadinimas ir šiandieną būtent dėmesį skiriame Ukmergės savivaldybei, Ukmergės miestui, tikriausiai nėra geresnių specialistų negu žmonės, kurie gyvena, veikia ir dirba Ukmergėje. Tai noriu Jūsų paklausti, kalbant apie lyčių lygybę, apie progresą, per paskutinius metus, 3-5, kokias matote tendencijas Ukmergės mieste lyčių lygybės klausimų, kokį progresą, ir kadangi dirbate mokykloje, tai galbūt būtų įdomu išgirsti ir kaip ta mokyklos erdvė keičiasi būtent šiuo aspektu. Tai tikriausiai arčiausiai, kadangi dirbu mokykloje, tai šnekėsiu tikrai iš mokyklinės mokyklos pozicijos ir noriu pasakyti, kad dirbu gimnazijoje, kurioje susirenka ir mokosi vyresniųjų klasių mokiniai. Ateina visi iš skirtingų šeimų, iš skirtingų tikriausiai ir socialinių aplinkų. Tačiau ką pastebiu, kad iš tikrųjų ypatingai per tuos, sakykime, galbūt daugiau negu 4 metus. Čia jau galvoju, dabar, kadangi 4-okai išeina, tai jų gyvenimą, kai stebime, kai jie atėjo į mūsų mokyklą, priprato prie naujų sąlygų, sakykime, kaip jie jautėsi ir kokie jie dabar išeina žmonės, tai iš tikrųjų matau labai didžiulį pokytį, nes tikrai mūsų savivaldybėje labai didelis dėmesys skiriamas iš tikrųjų ir ne tik tai įvairių lyčių, bet ir įvairių poreikių vaikams. Tikrai vyksta ir institucinis bendradarbiavimas ir ta pagalba, reali pagalba, o ne šiaip žodinė, popierinė, iš tikrųjų labai gyva. Ir mes ir su mokytojais didelį dėmesį skiriame, irgi mokomės kartu, kaip reikėtų bendrauti su vaikais, kaip reikia savo elgesiu rodyti pavyzdį ir tolerancijos ir pagarbos ugdyme. Tai ne šiaip valandėlės ir moralai, o tikrai, dirbu tokioje gimnazijoje, kur, sakau, 100-metės tos humanistinio ugdymo tradicijos, tai iš tikrųjų ta pati mūsų aplinka labai tinkama vaikam ugdytis ir tie, kurie ateina iš pagrindinių mokyklų, paaugliuką, jie kažkaip nuščiūva iš karto, ta prasme, persima tuo ir rimtimi, ir atsakomybė. Didžiausias mūsų uždavinys iš tikrųjų ugdyti jauną žmogų. Ir mokykla šitoj vietoj tikrai labai stengiasi. Turime ir etikos kodeksą susikūrę visą bendruomenę, turime ir mokyklos priesaiką, kurioje ne šiaip žodžiai, o tai, kuo mes gyvenam. Tai yra svarbiausi dalykai, kuo paremtas mūsų bendravimas. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tiek lyčių lygybės klausimais, tiek humanistinio ugdymo klausimais mūsų gimnazijoje ir šiaip Ukmergėje tikrai situacija ganėtinai gera. Ačiū Jums, Vitalija. Viena iš šio projekto veiklų, viena iš pačių pirmųjų, tai buvo visuomenės nuomonės apklausa. Apklausime visų 3 šio projekto pilotinių savivaldybių gyventojus, Alytaus, Jonavos ir Ukmergės. Ir Donatai, noriu dabar kreiptis į tave ir paprašyti tavęs pasidalinti savo įžvalgomis apie šią apklausą. Ką pastebėjote atlikę apklausą, kokias tendencijas Ukmergėje, kaip Ukmergę būtų galima palyginti, įkontekstinti su kitomis savivaldybėmis ir taip pat nacionaliniu lygmeniu. Ačiū, Agne, už klausimą. Aš dar norėčiau užakcentuoti iš tikrųjų šitos apklausos pridėtinę vertę, nes mes sugalvojom tokį visai gudrų dalyką. Mes pakartojame kai kuriuos klausimus regiono apklausoje iš nacionalinės apklausos paėmę, kurią esame padarę 19 berods pabaigoje, kai apklausėm
padarėm reprezentatyvią apklausą, kuri apima ne tik regionus, bet tolygiai paskirsto tos apklausėjus, respondentus ir leidžia mums susidaryti vaizdą, kaip jaučia, ką mano apskritai Lietuva. Tai mes turėdami identiškus klausimus, kai kuriais atvejais galim labai įdomių dalykų pamatyti. Ir aš pasiruošiau šiandien apie 3 aspektus pakalbėti. Mes galėsim po to užsikabinti, manau, už kai kurių aspektų, nes visų atsakymų aš tikrai neturiu, kodėl yra, kaip mes pamatėm, ar ne? Bet yra tokių prielaidų, kurios visai įdomios. Tai pirmas dalykas, apie ką noriu pašnekėti, yra smurto atpažinimas. Mes domėjomės, kaip gyventojai, kaip gerai atpažįsta įvairių formų smurtą. Ne tik tą, kuris vyksta fiziškai, ar ne, kur mums visiems tarsi ir suprantamas, bet ir kitokį smurtą, kuris plika akimi ne visada matomas. Ir mes iš tikrųjų pamatėm, kad pakankamai panašiai regionuose gyventojai atpažįsta smurto formas, smurto lyties pagrindų formas palyginus su nacionalinė apklausa. Rezultatai yra pakankamai panašus ir kai kuriais atvejais netgi šiek tiek geresni regionuose. Išskyrus vieną smurto formą, tai yra ekonominį smurtą. Čia mes pamatėm, kad ekonominį smurtą geriau atpažįsta nacionalinė apklausa dalyvavę respondentai. Apskritai, abi tiek nacionalinė, tiek regioninė apklausa parodė, kad geriausiai atpažįstamas fizinis ir seksualinis smurtas, tada psichologinis ir ekonominis. Ukmergė išsiskyrė čia tuo, kad dėja mažiausiai iš kitų regionų, Alytaus ir Jonavos, atpažino psichologinį smurtą. Čia buvo sudėtingiau jau atpažinti tą pateiktą situaciją smurtinę. Aš pasakysiu, kad ta situacija buvo tokia. Draugų būryje vyras vis pabrėžia, kokia nevykusi jo žmona. Tai kažką sugadina ar nesupranta, tai neturi humoro jausmo ir panašiai. Tai kaip smurtinę situaciją, šią situaciją identifikavo 72% Ukmergės apklaustų gyventojų, o Alytuje, Jonavoje 78 ir 81. Tai čia toks, sakykime, ryškesnis žemiausias rezultatas, bet visos kitos smurto formos buvo pakankamai vienodai tarp savivaldybių, tarp regionų atpažįstamos. Dar kitas akcentas, turbūt, kuris yra įdomus ir patraukė mano dėmesį, buvo nukentėjusių nuo smurto kaltinimas, nukentėjusių moterų kaltinimas. Ir jau šitie atsakymai, jeigu mes aš prieš tai kalbėjau, kad pakankamai ta normali situacija, ar ne, lyginant su nacionalinė apklausa, jau šitie atsakymai į šito pobūdžio klausimus apie nukentėjusias nuo smurto moteris, jau jie simbolizuoja, kad yra problemų su sąmoningumu smurto lyties pagrindų klausimus. Tai čia mes pamatėm, kad dažnai regionų gyventojai iš tiesų dažniau kaltina smurtą patyrusias moteris, negu mes matėm nacionalinėje apklausoje. Konkrečiai iliustruosiu keletą teiginių. Mes klausėm, ar jūs sutinkat su tokiu teiginiu. Pavyzdžiui, moteris dažnai pačios išprovokuoja smurtą. Tai čia būtent Ukmergėje buvo daugiausiai tų, kurie pritarė šitam teiginiui, daugiau nei pusę, 57% apklaustųjų. Alytus, Jonava šiek tiek mažiau, 53%, bet nacionalinėje apklausoje 41%. Tai gerokai mažiau, ne? 57, 41, tas kaltinimas regionuose jisai yra didesnis šiuo atveju. Tada kitas klausimas, kitas teiginys. Kaltindamos vyrus dėl smurto, moterys yra linkusios sutirštinti spalvas. Čia teiginys apie tai, kad mes dažnai nepasitikime moterų liudijimais, kai jos patiria smurtą ir sakom, kad jos sutirština spalvas. Greičiausiai taip nebuvo, kaip jos sako. Tai Ukmergėje pritarusių šitam teiginiui buvo 58, panašiai ir Alytuje, Jonavoje, bet nacionalinė apklausa buvo 10%
mažiau tokių, kurie pritarė šitam teiginiu. Vėlgi regionai išsiryškino. Trečias teiginys iš šitos grupės klausimų. Vyrų smurtą patyrusios moteris žinojo, į kokius santykius veliasi. Davėm tokį teiginį, žodžiu, pasižiūrėti, kiek čia tokių manančių, kad žinojo, kur eina ir matyt gavo ko nusipelniusios. Tai mes turim Ukmergėje 41% pritarančių tokiam teiginiui. Na ir čia ryškus tikrai rezultatas, nes Alytuje, Jonavoje ženkliai mažiau. Ženkliai. Alytuje 31, tai yra 10 procentinių punktų mažiau. Jonavoje 29. Ir vėlgi, čia šiuo atveju nacionalinėje apklausoje buvo daugiau tų, kurie kaltina, bet visgi Ukmergė išsiskyrė tame regioninėme kontekste. Ir paskutinis segmentas yra lyčių vaidmenys, apie kuriuos mes klausėme, domėjomės, kaip gyventojai juos vertina. Ir čia prasideda, man atrodo, tikrosios įdomybės, nes vienas teiginys tikrai mane nustebino reakcijos į tą teiginį, lyginant nacionalinę apklausą ir regioninę apklausą. Teiginys toks: vyras turi uždirbti daugiau už savo žmoną ar partnerę. Klausiam, sutinkat ar nesutinkat su tokiu teiginiu? Tai nacionalinėje apklausoje 61% sutiko. Ir dabar pasižiūrėkime į regionus. Ukmergėje 31%, Alytuje 29%, Jonavoje 28%. Mes matom dvigubai mažiau žmonių, kurie pritarė tokiam teiginiui, vadinasi, jie šitos normos net ir nelabai supranta, net ir nelabai palaiko, lyginant su nacionalinė apklausa, ar ne, kur yra proporcija atvirkštinė. Dabar, kai klausiam kitų šiek tiek klausimų ir uždavėm teiginius, ar jūs sutinkat su tokiu teiginiu, normalu, kai vyro nuomonė laikoma svarbesnė nei moters, čia pritarimo irgi nesulaukiam. Tokio masyvaus, ar ne, šitam teiginiui. Nacionalinėje apklausoje 21% pritarė, Jonavoje, pavyzdžiui, 13%, Alytuje 17%, Ukmergėje 18%. Nėra palaikymo tokiai normai. Ne? Tada šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama. Vėlgi nėra palaikymo. Mes matom Ukmergėje 18% tik tai procentų, Alytuje 20%, Jonavoje 17%. Dabar pasakyti, kas čia vyksta su šita tendencija, ar net ne tendencija, tiesiog tokiais įdomiais iliustratyviais duomenimis, labai sudėtinga, bet galbūt galima daryti tokią prielaidą, kad lyčių vaidmenys, ypač ekonominiai, regionuose yra mažiau užaštrinti, mažiau aktualūs. Ir aš nežinau priežasčių, čia reikėtų turbūt gilesnio tyrimo ir tikrinti dar kartą, ar tikrai taip yra. Gal tai yra susijęs su tam tikrom ekonominiam aplinkybėm regionų. Galbūt tai turi ryšio kažkokio, bet kai mes matom tokį rezultatą, kad skiriasi dvigubai proporcija, ne, nacionalinė apklausoje tų, kurie teigia, kad jo vyras turi uždirbti daugiau už žmoną, jis turi būti tas šeimos galva, atsakingas, valdyti šeimos finansus, būti pagrindinis maitintojas. Ir kai mes nematom visiškai palaikymo regionuose, čia įdomu, kaip interpretuoti tai, ir gal net Margarita turės kažkokių pasiūlymų, kaip interpretuoti šitus duomenis. Čia grinai pasiūlymai interpretacijų, nebūtinai jie yra teisingi, bet aš manyčiau, kad iš tikrųjų taip galvočiau, kad tai yra susijęs su ekonominė situacija ir su tuo, kad vis tik tai regionuose turbūt gerokai mažiau yra darbo vietų, kur atlyginimai yra labai aukšti. Pavyzdžiui, tos pačios IT technologijos, kur galimai šeimoje vyro uždirbami pinigai ir žmonos uždirbami pinigai, atotrūkis yra labai didelis. Ir tuomet, kai žmonės gyvena aplinkoje, kur partnerių atlyginimai yra plius minus vienodi, tai tada toks ir suvokimas formuojasi. Ir čia beje yra labai įdomi tokia tendencija, kur iš dalies tyrimas buvo ne visai apie tai, bet aš manau, kad mes čia galim tokias paralelės išvelgti, kad savo laiku švedai buvo darę tyrimus, mėgindami išsiaiškinti, ar vyrai palaiko lyčių lygybės nuostatas jų visuomenė. Ir jie pastebėjo tokį labai įdomų reiškinį,
kad kuomet apie lyčių lygybę kalbama abstrakčiai, nu taip teoriškai, tai ta vyrų grupė, kurie atitiktų tokias aukštesnės pajamas užimančius vyrus, geresnį išsilavinimą turinčius vyrus, tai va šitoje tikslinėje grupėje buvo kaip ir daugiau palaikymo tai tokiai abstrakčiai lyčių lygybei. Bet kada buvo pasižiūrėta, o kaipgi praktiškai ten vyksta, tai pasirodo, kad tie vyrai, kurių pajamos mažesnės, mes sakytumėm, ten darbininkų klasės atstovai, de facto jie kur kas labiau tą lyčių lygybę remia, nes, ką reiškia de facto, tai dalinasi pareigomis su žmona, jeigu ten kažkokia buitis, vaikai ir taip toliau, nes, tokios gyvenimo aplinkybės, tu tą turi daryti. Ir va čia, iš tikrųjų, yra tas įdomus toks netitikimas. Nes mes tarytum galvotum, gerai, jeigu tu teoriškai pritari, tai kažkaip ir praktikoje turi tą patvirtinti, bet nebūtinai. Ir va tie pozicijos, kur yra iš tikrųjų labai aukšti atlyginimai ir kur lyčių atotrūkis yra labai didelis, nes Lietuvoje mes apskritai turim labai didelį disbalansą lyčių požiūrių ir kuo yra aukštesnės pozicijos, to vyrų yra daugiau. Tai dėja, bet tokiuose šeimose praktika ir linksta tą linkme, kad vyras tarsi turi galimybės daugiau uždirbti pinigų, jam yra sudaromos visos sąlygos ir tada, net jeigu tu teoriškai tarsi ir palaikai tą lyčių lygybę, bet praktiškai tu to nedarai, nes tu vėl grįžti į tą tokį tradicinį, sakyčiau, patriarchalinį šeimos modelį. Bet kai tave aplinkybės užspaudžia, tu pradedi matyti, kokia yra didelė nauda iš to, kad yra ta lyčių lygybė, kad yra balansas, kad yra dalinimasis, nes kitaip porai būtų be galo sudėtinga, kažkaip tai išgyventi. Tai aš manau, gal tokios įžvalgos galėtų būti, Donatai, tu, aš matau, ranką pakėlei. Donatai. Taip, ir aš tiesiog norėjau pridėti dar vieną tokią įžvalgą apie apskritai palaikymą lyčių lygybės kaip tokį, nes mes iš ankstesnių tyrimų matom tokį irgi įdomią tendenciją, kad tarsi žmonės supranta, kas yra lyčių lygybė, bendrų principų. Jie tikrai supranta, mes esam davę, sakykime, tokius, teisingus apibrėžimus, kas yra lyčių lygybė, ir tokių kvailų ten prigalvojom, kurios tarsi atrodė mums, kad sulauks daugiau palaikymo, nes, čia tokie stereotipiniai požiūriai į tai, kas yra lyčių lygybė. Bet ką mes pamatėm, kad žmonės labai teisingai nurodo. Taip, lyčių lygybė toks ir toks principas, kai mes lygiavertiškai vertinam abi lytis, jiems suteikiam lygias galimybės, jie puikiai supranta. Bet ką mes pamatėm, kad trūksta ryšio tarp bendro palaikymo lyčių lygybės kaip principo ir kasdienių savo veiksmų, kasdienybės, kurioje tu gyveni, kaip tu daliniesi darbus partnerystėje savo ar ne šeimoje, kas prižiūri vaikus, kaip prisideda kiek prie to. Nėra to ryšio tarp lyčių lygybė kaip principas, lyčių lygybė kaip kasdienybė ir gaunasi taip, kad, irgi kartais būna, kad su vyriškom auditorijom dirbi arba vyris sureaguoja kažkaip į tokius pasakymus, kalbėjimus apie lyčių lygybę, sako, tai aš palaikau lyčių lygybę, aš gerbiu moteris, aš gerbiu. Tai tos pagarbos turbūt neužtenka, jeigu tai yra tiesiog bendras principas. Lyčių lygybę labai reikia dažnokai priminti, kad tai yra apie praktiką, ne tik kokias idėjas mes palaikom, nes tikrai yra atveju, kai net ir labai puikias pažiūras turintis, feministinės pažiūras turintis asmuo, vyras, neišsitransliuoja tai į kasdienybę, kasdienį gyvenimą. Ir čia matyt reikia pripažinti, kad praktikas reikia praktikuoti. Ir va čia gaunasi, kad jeigu tu ateini iš konteksto, kur jau tau kitokios praktikos yra įdėtos, ir galbūt tu net savotiškos naudos turi iš to, kad būtent tokios praktikos, kad ateini ir čia vakarienė jau garuoja, vaikai iš darželio surinkti, nuprausti, papuošti, išrikiuoti, tėtį sutikti grįžtantį iš darbo. Tai tu tiesiog įpranti ir tu tą darai autopilotu ir iš tikrųjų reikalingos specialios pastangos, kad tas praktikas pakeisti. Tai ta prasme nuostatas pakeisti yra paprasčiau. Paskaitai, gražiai viskas atrodo. Ir taip tikiesi, kad kaimynai gal ir pradės tas praktikas įgyvendinti. O jau tu kaip esi pripratęs, taip esi pripratęs. Tai dėl to tų pastangų dirbant lyčių lygybės srityje ir reikia daugiau, reikia, kad tai taptų praktikomis. Ne vien tik tai gražiai žodžiais, šūkiais, nors jie irgi, aišku, yra svarbus, nes vis tiek viskas nuo įsitikinimų prasideda.
Ačiū, Donatai, ačiū, Margarita. Vitalija, noriu jūsų paklausti, pati minėjote, kad lyčių lygybės tema ir jūsų mokyklos bendruomenė nesvetima ir tie humanistinio mokymo principai, tai atsispirant nuo Margaritos šitos gražios frazės, kad praktikas reikia praktikuoti, tai noriu paklausti mokyklos aplinkoje, kokios yra tos praktikuojamos praktikos, kaip tie lyčių lygybės principai atsispindi mokyklos kasdienoje. Tai dabar klausydama pašnekovų, iš tikrųjų aš prisiminiau labai teisingą jūsų pastebėjimą apie tai, kad ir mokiniai, pavyzdžiui, labai mažai atpažįsta psichologinį smurtą. Tai tikra tiesa ir dar prisimenu čia prieš 3 metų dabartiniai abiturientai, kai buvo 1 klasėje, žodžiu, tos tradicijos, kaip jie sako, tradicijos, pirmokų krikštynos. Ir tos tradicijos visą laiką buvo tokios, sakyčiau, žeminančio žmogaus orumą. Ir lyg jau ir sutarėm, jau kur pasiruošė 4-okai, lyg jau sutarėm, kad nebebus daugiau kokios ten kiaulės galvos bučiavimo lauke, šliaužėjimo po purvus, ta prasme, nebus tų tokių kvailų užduočių, iš kurių jam labai juokinga. Bet kai ryto metą atėjome į mokyklą ir pamatėme užtemsytus langus, ta prasme pasijutom kaip kokiam pragare ir ta grėsmės tokia nuojauta jau suveikė, kad kažkas bus ne taip. Iš tikrųjų, tas prasiveržė gaivalas, ar ne? Tas gaivalas, tas per pertraukas, tas ir nesakau, kad fizinis smurtas, bet ir psichologinis, ir visoks tos pirmokėlius pažeminti, nužeminti, žinokit, sustabdėme mes tas krikštynas su kita pavaduotoja. Už tai sulaukėme iš mokinių didžiulio pasipiktinimo ir tada visas tas mano savaitgalis buvo, galvoju, kaip pirmadienį ateiti susikviesti abiturientus ir kalbėti, kaip čia dabar diskutuoti su jais, kad tavo tos užduotis, kvailos užduotis, tai joks humoras, tu tiesiog žemini žmogų, ar ne? Tai pirmadienį mums ta diskusija iš tikrųjų nelabai pavyko, nors tikrai prisiruošiau ir atrodo argumentų ir visokių ten kokių dalykų. Jie tada, žinoma, tradicijos, mūsų tradicijos, tai jūs ką, mokytoja, tradicijų mūsų nebevertinate, ar ne? Taigi tradiciškai šitaip visada buvo. Nuo Smetonos laikų šitaip išbandomi tie pirmokai buvo. Tai noriu pasakyti, kad pamažu šitos nuostatos keičiasi ir jau 3 metai, kai iš tikrųjų atsisakėme tokių smurtinių, ar ne, smurtinių ir tokių tų krikštynų, nesakau, kad jos įdomios, nes dar pastebiu, kad taigi kas čia tokio, trumpai, taigi čia mokytoja toks humoras, humoras, suprantat? Tas psichologinis smurtas iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, tikriausiai mūsų sąmonėje labai gavus, kad čia ne fizinis, o kas čia tokio, pajuokavom. Taigi žiūrėkite, juokauja žiniasklaida, televizija, laidos, juokiamės, taigi smagu, ar ne? Keisti požiūrį, vaikų požiūrį, ar ne, ir mokinių, ir mokytojų, žinoma, požiūrį į tą psichologinį smurtą, iš tikrųjų, manyčiau, kad be abejo, tuo pozityviu mes, kaip sakom, auklėjimu, mes auklėjam pozityviais tais pavyzdžiais, pozityvumu, savo pačių dėmesiu ir savo pačių mokymo kultūra, darbo kultūra, ar ne, bendravimo kultūra gimnazijų su to jaunu žmogumi tikrai nežeminame ir visa kita, savo tuo asmeniniu pavyzdžiu. Bet noriu pasakyti, kad ko gero vien mokykla šitoje vietoje tikriausiai dėja nepadarysime viso darbo, ką galėtume visa bendruomenė, visa visuomenė padaryti. Tai tokios mano patirtys ir linksmos, ir nelabai linksmos, turime ką veikti, labai turime ką veikti. Aš galbūt, jeigu galima būtų, paantrinčiau Vitalijai, tiesiog noriu taip dėmesį, kad mes galbūt apskritai tik dabar pradedam kalbėti apie psichikos sveikatos iššūkius, tik dabar pradedame kalbėti apie emocinio raštingumo svarbą. Ir, ko gero, aš net nežinau, ar jau priaugome kalbėti apie tai, kad žmogaus patiriama psichologinė prievarta, jinai iš tikrųjų nėra mažiau žalinga negu fizinis smurtas, nes patiriamas stresas, jisai tiesioginė ta žodžio prasme žudo žmogų, nes jisai naikina chromosomų galūnėlės, kurios iš esmės, kuo jinai yra trumpesnė, tuo tavo galimybė gyventi yra mažesnė. Ta prasme, kad mes to nepamatom čia ir dabar. Ta prasme, ta žodis galbūt nenužudo, nors kartais turime labai žiaurių pasekmių, nes žmonės žudosi taip dėl psichologinio patiriamo smurto. Bet net ir
kitokiu būdu, ta prasme, taip, psichologinis smurtas mus veikia fiziologiškai, tai trumpina mūsų gyvenimą tiesioginė ta žodžio prasme. Tai jeigu mes kaip visuomenė dar kol kas to nesuvokiam kaip žmogaus žudimo, tai taip yra, sakykime, tai nėra įrašyta mūsų teisės aktuose, bet mes turime kažkaip taip bendrom pastangom, ir aš visiškai pritariu, kad mokykla čia ko gero yra bejėgė, kai tu šitiek žiniasklaidai matai to žeminimo, kai tas, neva tai humoras yra toksai, kur tu matai, kad ten jokio humoro, ten yra tiesiog tyčiojimasis iš pažeidžiamų grupių, tai be abejonės tai yra didelis iššūkis. Antra vertus, iš kur tie žmonės ateina į televiziją ir į viešumą, tai irgi, čia toksai kaip užburtas ratas, bet kažkur turim pradėti tą daryti, ir man labai džiugu girdėti, kad imamasi tokių iniciatyvų, ta prasme, kad, kaip sakant, užkardyti galbūt, sakykime, tą tokį tiesioginį žeminimą, ir aš manau, kad karnavalinės kultūros tas elementas, kuris galėtų būti šaunus jaunimui, jį galima ir kitokiu būdu parodyti, nes šiaip karnavalinė kultūra, jinai būdavo visą laiką toks mėginimas dekonstruoti galios struktūras ir kaip tik įgalinti tuos žmonės, kurie šiaip gyvenime būna nugalinti. Tai jeigu jau taip, pafantazuoti, kaip tik tada tie pirmokai turėtų būti tokie jau karaliukai ir kažką tai ten, nežinau, paprašyti padaryti tų ketvirtokų, kurie šiaip yra kaip ir stipresni. Va čia tai būtų tikroji ta karnavalinės kultūros dvasia. Bet aišku, neskatinam skriausti kažkaip tai ir tų ketvirtokų. Tai aš manau, kad čia yra to potencialo ir galima smagiai leisti laiką ir nežeminant vienas kito. Dar norėčiau pridurti apie tai, kad 17 metais mūsų savivaldybėje startavo ir vyresniųjų klasių mokiniams prevencinė programa socialinio emocinio ugdymo raktai į sėkmę, ir mes turime klasių valandėlės, kurios yra įrašytos į tvarkaraštį, ir iš tikrųjų naudojantis visą tą metodiką, kuri pateikiama, tai auklėtojams į pagalbą. Tikrai irgi labai prisideda prie tų diskusijų bendrų apie santykius. Ne atskirai apie mokymąsi kokią valandėlę, o būtent apie santykių kūrimą, su savęs pažinimą, santykių su savim, su kitais. Tai iš tikrųjų labai vertinga programa. Tai irgi jau galvoju, 4 metai, 4 metai, kai šita programa tikrai turiu pasakyti, kad labai prisideda prie santykių gerinimo. Tikrai. Šioje vietoje noriu trumpai steptelėti ir visiems mūsų žiūrovams ir žiūrovėms priminti, kad komentarų skiltyje po šią transliaciją galite užduoti klausimus, kuriuos aš mielai įgarsinsiu šiandienos pašnekovams. O iš mūsų diskusijos man irgi ryškėjo tokia įdomi pačios diskusijos natūrali kryptis, kad pradėjo kalbėti apie lyčių lygybę, labai greitai perėmė tokios bendresnės diskusijos apie smurtą, psichologinį smurtą, smurto atpažinimą, aukų kaltinimą ir panašiai. Tai Donatai, tavęs galbūt norėčiau paklausti, kuo yra šios temos susiję, kodėl kalbėdami apie lyčių lygybę kalbame neišvengiamai ir apie smurtą, kokia čia yra sąsaja, nes ir mūsų projekte mes labai daug dėmesio skiriame būtent smurto prevencijai, smurto prevencijos algoritmui, reagavimo į smurto atvejus. Aš konkrečių gal mokslinių tyrimų čia negalėčiau pacituoti, kurie atskleistų tą ryšį, gal čia Margarita galės kažkuo pasidalinti, bet man atrodo, kad jisai yra labai glaudus tarp smurto lyties pagrindų ir lyčių stereotipų. Jeigu mes, konkretų pavyzdį, paimkim, jeigu mes akcentuojame nuolatos, kad moters vieta yra namuose, kad ten jinai yra namų deivė, kad jos prigimtinė pareiga yra prižiūrėti vaikus, čiustyti namus, kūrenti tą namų židinį, ne? Ar tai nėra tiesioginis kelias arba, paranki pozicija pasislėpti ekonominiam, pavyzdžiui, smurtui? Ne? Jeigu mes turim, sakykime, tokius tikrai jau nelygiavertį santykį namuose ir plus mes turim šitą patvirtinančią normą, ne, kad iš visuomenės, kad taip, moters vieta namuose, ne, tai yra puikios sąlygos atsirasti ekonominiam smurtui, kai vyras gali, pasakyti, kad tu čia negalvok apie tas savo karjeras, tu čia tau pirmoje vietoje turi būti šeima, vaikai, gimdysi vaikus,
sėdėsi ar ne ir aš uždirbsiu, aš tave aprūpinsiu, tu nesijaudink. Tai labai rafinuotas toks, kai kam gal nelabai rafinuotas, bet tai gali būti būdas paskatinti ekonominį smurtą arba jį pagrįsti, jeigu jis jau yra, ar ne? Nes tu gali referuoti į prigimtinę moters rolę, ar ne, kuri grindžiama lyčių stereotipų konkrečių. Ir savo viskas nusiplauni rankas ir tarsi tau kultūra suteikia įrankius pagrįsti tokį santykį. Lygiai taip pat aš manyčiau, ta tokia norma irgi trikdanti tas lyčių stereotipas, kad moteris yra emocingos būtybės. Lyg vyrai, ar ne, neturėtų emocijų, čia lyg emocijos būtų randamos, pastebimos pas moteris tik tai. Ir šita norma, jinai veda prie to tikėjimo, kad tada, kai moterims reikia priimti racionalius sprendimus, jos ima ir jom emocijos ten painioja galvą, jos pasivadovauja emocijom ir blaivų protą jos nustelbia, ne? Kodėl tai negalėtų būti irgi pagrindimų arba naudingų įrankių pagrįsti psichologinį smurtą, ne? Kai yra sakoma, tu neisterikuok, čia tu vis tiek nieko nesupranti, tu čia neprotauji blaiviai, ne? Emocijų kamuolys. Tai man atrodo, kad yra tų sąsajų, kur tokie stereotipai iš pirmo žvilgsnio nekalti, egzistuojantys seniai, gali privesti arba paskatinti tą smurtinį požiūrį, arba suteikti jam tokį intelektualinį apvalkalą, ne? Kad, čia kultūriškai priimtina. Tai aš manyčiau, gal taip galima paaiškinti tą ryšį. Aš gal prie to, ką Donatas pasakė, galėčiau pridėti, kad kai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, mes kalbam, ir dabar pasakysiu tą savoką, kurią mėginame įdiegti, kad būtų tas platesnis suvokimas. Mes iš esmės kalbam apie prievartinę asmens kontrolę, kuri gali pasireikšti fiziniu smurtu, bet nebūtinai. Tai galima labai sėkmingai daryti, fizinio smurto nenaudojant, visaip kaip manipuliuojant, darant psichologinį spaudimą ir taip toliau ir taip toliau. Prievartinė asmens kontrolė. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime kultūriškai, iš kur tas ateina, tai čia tokia gili patriarchalinė šaknis, kur patriarchas turi teisę į moteris ir subordinuotus vyrus. Ta prasme, kad patriarchalinė sistema, jinai ne vien tik tai moteris pastato į tokią nelygiavertę poziciją, bet ir tam tikras kategorijas vyrų. Ir tada mes matome, kad šita logika, nes patriarchui buvo leista kontroliuoti, absoliučiai kontroliuoti savo, tie, kas yra jo pavaldume, šitos šeimos narius, ir ten galbūt ta šeima būtų tokio išplėstinio pobūdžio. Iki tokio lygio, kad jis net galėdavo nubausti mirtimi, jeigu jam atrodo, kad kažkas nepaklūsta. Arba tai galėtų būti galbūt ne fizinė mirtis, bet socialinė mirtis, jeigu patriarchas pasako, aš nepalieku jokių pinigų, ta prasme, kaip tu gyvensi, tai tu tiesiog socialinė prasme tai yra tavo nužudymas. Ir čia mes matome iš tos logikos patriarchalinės ateinančios, kad moteris turi paklusti, jinai nėra suvokiama kaip lygiavertis suaugęs asmuo, ir kad mes taip ir turėtumėm ją traktuoti. Ir jeigu, žiūrėkit, koks atsiranda toks dvigubas standartas, tai jeigu mes kaip tradiciškai apibūdinama moteris, neryžtinga, sprendimų priimti negali, gležna, ten pasimetusi, nežinau, kažkokiose tai gyvenimo peripetijose, čia stereotipas toks. Ir jeigu visą šitą apibūdinimą mes paimtumėm ir vyro atžvilgiu pritaikytumėm, tai sakytumėm, nebrandus kažkoks, pasiklydęs ten vaikystės, taip sakant, labirintuose, taip ir neišaugęs, tai atsiprašau, tai reiškia, jeigu iš vyro tos brandos tikimės, tai brandi moteris, tai turi būti kaip traktuojama kaip suaugęs asmuo, bet tai reiškia, kad tai tu turi teisę ir sprendimus priimti, ir savo gyvenimą kontroliuoti, ir savo kūną kontroliuoti, ir tai yra normalu. Ir jeigu moteris nerodo šitų požymių, tai jau mes šią pagalbą turime suteikti kažkokią tai psichologinę ir taip toliau ir taip toliau. Bet sistema yra patogu, kad jinai būtų subordinuota be savo balso, be savo nuomonės, be galimybės apginti, reiškia, savo tas teises. Ir tada kita grandis tai yra vaikai. Ir istoriškai žiūrint, žiūrėkite, kas darosi su smurtu. Tai smurtas prieš moteris kaip toks reiškinys, jisai buvo šiek tiek anksčiau pripažintas.
Tai mes čia kažkur, aš dabar bijau truputį su datom susipainioti, bet man atrodo apie 90-ųjų metų vidurį buvo, reiškia, tos, jau kaip sakant, smurtas prieš moteris jau pripažintas kaip žmogaus teisų pažeidimas ir valstybės įpareigotos atsiskaityti, kas yra daroma, kad šita problema būtų sprendžiama. Visa tai, kas yra susijęs su smurtu prieš vaikus, dar gerokai vėlavo. Ir tik dabar jau mes pradedam platesnių mastų kalbėti, kad nesvarbu, kad žmogutis mažas, tas, kuris yra didesnis, suaugęs, negali vaiko traktuoti kaip savo nuosavybės. Vadinasi, ir smurtauti tu negali. Ir iš tikrųjų pasirodo, kai tu suvoki, kad negali smurtauti, paaiškėja, kad yra masė būdų, kaip su tais vaikais komunikuoti ir juos ugdyti ir visiškai, reiškia, tos prievartos nevartoti. Tai link ko aš vedu, kad kol mes gyvename, įsivaizduodami, kad kažkokios žmonių grupės yra mažiau žmonių grupės negu mes iš karto atveriam tą Pandoros skrynią ir galimybę smurtauti prieš kitus žmonės. Nes vėlgi, ką mes matome, kad smurtas įvyksta tada, kada kažkokia tai žmonių grupė yra dehumanizuojama ir tada tai tarsi yra paprasčiau, nes tarsi nuo tavęs toks nueina kažkoks moralinis, net nežinau, kažkoks toks suvaržymas, ne, kad tu kažko tai negalėtum daryti. Tai vat, kuo daugiau mes turim tų stereotipų, kad tarsi moteris tos kitokios būtybės negu vyrai, tai mes ir turėsim tas problemas. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį galbūt, nes dažnai mes laukiam to tokio būgštavimo, kad su ta lyčių lygybė dabar visus suvienodinsim. Tai va čia kaip tik priešingai. Mes matome skirtumus ne tik tarp vyrų ir moterų, mes matome, kad moteris tarpusavį labai skirtingos yra, vyrai tarpusavį yra skirtingi labai. Nepaisant to, kiekvieną individą, kiekvieną žmogų mes turime priimti kaip žmogiškąja prasme visiškai vienodos vertės, ta prasme jie yra visiškai lygus ir mes negalim vienų traktuoti kaip labiau žmonių negu kitų žmonių. Ir vat tai yra, aš manau, pamatinis dalykas, pamatinis svertas prevencijai smurto. Ir būtent dėl to yra labai kalbama, kad lyčių stereotipai turi būti šalinami. Jie nėra naudingi nei moterims, nei tiem patiems vyrams, nes vyrai už tą privilegiją, tai būti laikomi tokie kietesni, individualiam lygmenyje sumoka žiaurią kainą. Tai yra jų gyvenimo kokybės kaina, tai net kartais būna jų gyvybės kaina. Nes pažiūrėjai tai, kiek vidutiniškai moteris gyvena ir kiek vyrai, tai matysime, kad tas 10,5 metų, tai yra ta kaina, ką Lietuvos vyrai sumoka už tai, kad mes laikomės įsikibę atgyvenusių lyčių stereotipų. Ačiū, Margarita. Noriu pereiti, galbūt šiek tiek pakreipti mūsų pokalbį apie tokius jau sprendimo būdus, su tokiu žvilgsniu į ateitį, kai kalbame apie lyčių lygybę ir neišvengiamai taip pat ir apie smurtą dėl lyties ir smurtą prieš moteris. Noriu užduoti galbūt tokį bendresnį klausimą visiems šiandienos pašnekovams. Kokie jūsų manymų yra tie raktai į šių problemų sprendimą? Kokių specialistų grupių ar kokių visuomenės grupių įsitraukimas jūsų galva yra esminis, kertinis, reikalingas, arba galbūt kokie akcentai sprendžiant šias problemas jums atrodo reikšmingiausi? Nežinau, galbūt kažkas norėtumėte pradėti? Suprantu, kad klausimas toks tikriausiai vertas milijono. Aš kaip ir galėčiau pasakyti, tik nenoriu to eterio labai užimti, nes ką tik daug šnekėjau. Tai aš galbūt labai konkrečiai, nes čia galima būtų taip, ir kaip filosofiškiau, plačiau pažiūrėti, bet aš galbūt ryšim su tuo, kad vis tik Ukmergėj buvo sukurtas algoritmas. Ir algoritmas buvo orientuotas į tai, kad yra labai svarbu suburti institucijas, kurios yra savaip labai svarbios sprendžiant šitą problemą. Kad būtų užtikrinta viskas ir pranešimai, kad būtų gaunami, kad kuo mažiau būtų to latentiškumo ir kad pagalba būtų suteikiama kompleksiškesnė. Ir taip pat tame algoritme yra labai daug dėmesio skiriama prevencijai, kuri, aš manyčiau, Lietuvos mastu, jinai yra dar taip gerokai
tokios našlaitėlės pozicijose, ten kažką tai padarom, bet dažnai gal nesuvokiam, ant kiek tai yra svarbus darbas. Tai šitas algoritmas, jisai, kaip branduolinės tokias institucijas, tai mato policija, vaikų teisių apsaugos tarnyba, ypač tai atvejais, kada yra vaikai patenka į tą situaciją smurto artimoje aplinkoje. Tuomet atvejo vadybos funkciją atliekančią instituciją ir specializuotus kompleksinės pagalbos centrus, tai čia yra tie, kurie kaip ir atstovauja nukentėjusio asmens interesus. Ugdymo įstaigos ir sveikatos įstaigos yra matomos kaip gretutiniai dalyviai, kurie yra labai svarbus, bet tarsi į tą jau pagalbos ciklą čia mes nepatenkam, bet tai yra visa tai, kas yra susijęs su prevencija, tai, kas susijęs su matomumu, kad būtų pranešama, tai irgi yra labai svarbios institucijos. Ir kalbant apie prevencijos darbą, tai vėlgi algoritme yra pasiūlyta žiūrėti kompleksiškai ir taip struktūriškai, kad vykdant prevenciją būtinai būtų atsižvelgta į tokias temas kaip smurto arba tos sisteminės kontrolės atpažinimas, jo didinimas turi būti atliekamas. Tada yra labai svarbu, kad žmonės žinotų, kokia pagalba yra galima, kokios institucijos jie teikia, nes mes dažnai gyvenam savo burbuluose ir galvojam, kad čia jau visi viską žino, o kai žmogus patenka į tą situaciją, tai pasirodo, kad tikrai nebežino, kur čia galima būtų kreiptis. Jo labiau, kad smurtautojai jie dažnai visokius mitus, melagienas skleidžia ir netgi gąsdina institucijomis, kurios iš esmės yra sukurtos tam, kad padėti nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje. Tuomet, būtent prevencijos darbas jis yra tiesiogiai susijęs su lyčių stereotipų kaita. Tuomet ten yra įtraukti du tokie klausimai, kurie yra susijęs su moterų įgalinimu kreiptis pagalbos ir vyrų įgalinimu kreiptis pagalbos. Ir šitie du klausimai yra atskirti būtent dėl to, kad mes vis dar esam socializuojami skirtingai ir moterims ir vyrams gali iškilti skirtingos priežastys, kodėl jiems sunku kreiptis tos pagalbos. Tai moters atveju, čia aš taip supaprastintai labai šneku, galbūt kažkokia priklausomybė nuo partnerio gali būti didelė kliūtis, o vyro atveju gali būti didelė kliūtis stereotipas, kad tai vyrai pas mus nesiskundžia, jie taigi pas mus visas problemas išsprendžia savarankiškai ir čia yra labai nevyriška ten kažkaip pasakyti, o ypatingai, jeigu dar prisipažinsi, kad, pavyzdžiui, prieš tave yra smurtaujama. Tai tiesiog norime atkreipti dėmesį, kad dirbant su tikslinėmis grupėmis yra labai svarbu matyti tą specifiką. Ir tada paskutinė tema, kuri dažnam tik susipažinusiam su dokumentu atrodo, kas čia dabar per toksai reikalas, tai yra įtrauktas aktyvesnis vyrų, kad vyrai turi aktyviau įsitraukti į vaikų priežiūrą. Ir atrodo, kas čia bendra su smurto prevencija, o tarptautinė patirtis rodo, kad tai yra tiesiogiai susijęs su labai tvaria smurto prevencija, nes kai vyrai aktyviau įsitraukia į vaikų priežiūrą, jie labai keičia savo santykį su vaiku, jie pradeda vertinti tą santykį su vaiku, tada atsiranda suvokimas, kad tai jeigu aš savo vaiką myliu, tai aš negaliu smurtauti prieš partnerį, nes vaikui yra svarbi ir mama, ir tėtis, ir ta saugi aplinka. Ir kai tu prižiūri vaiką, tai aišku, jau tada dalinimasis pareigomis atsiranda, ir tas jau stereotipas keičiasi, atsiranda daugiau dialogo, supratimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, aš jau nekalbant apie tai, kad tarkim, švedų tyrimai rodo, kad tokie vyrai, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų, jie netgi gyvena vidutiniškai ilgiau. Nes tie žmonės, kurie turi pareigą pasirūpinti kitais, labiau pradeda rūpinti savo sveikata. Tai žodžiu, tai yra toks labai kompleksiška prieiga, kuri, aš sakyčiau, kad visiems ten yra ką veikti. Kiekvienas turi savo segmentą, apie ką tai turi būti, bet esmė tai yra tame, kad yra labai svarbu, kad visos institucijos, tai, kas jom priklauso, padarytų tiek, kiek priklauso ir pasitikėtų, kad kai jau, sakykime, mes perdodam tą estafetės lazdelę kitai institucijai, kita institucija irgi viską padarys taip, kaip priklauso, kokybiškai ir perduos estafetės lazdelę dar kitą instituciją ir, žodžiu, ta pagalba, toksai kaip saugumo ratas susiformuos. Tai nežinau, ar kažkaip tai jau paaiškinau apie tai, kas tas algoritmas ir kaip tos institucijos yra įtrauktos, bet iš esmės yra labai platus toksai ratas. Ir tarkim, mūsų algoritme nėra kalbama apie
bendruomenę kaip po tokią, žiniasklaidą, kas Vitalija pažymėjo. Čia galbūt būtų dar toksai tolimesnis ratas, bet aš manau, kad visi mes galėtumėm rasti savo vietą, kaip prisidėti, kad to smurto mūsų bendruomenėse būtų mažiau. Ačiū, Margarita. Vitalija, kaip jūs galvojate, kaip matote mokyklos vietą siekiant tos sėkmingos smurto prevencijos ir didesnės lyčių lygybės? Tikrai pritariu gerbiamai Margaritai už jos mintis, už tą algoritmą, paaiškinimą. Tai mūsų būtent mokykla, ar ne, tai dažniausiai būna ta pirmutinė grandis, kuri ir turi pastebėti vaiko nuotaikų kaitą, kažkokius tai negerus dalykus elgsenoje, pastebėti ir nenuleisti, negalvoti, kad tai kažkokios tai paauglystės, sakykime, problemos vaikui čia prasidėjo, o tiesiog labai reaguoti ir pabandyti rasti kelią į vaiko širdį tam atviram pokalbiui. Tai pirmiausia, klasių auklėtojai. Mes visą laiką, kai renkame pirmų klasių auklėtojus, tai stengiamės, kad iš tikrųjų tai būtų žmonės, kurie yra labai empatiški, kurie moka užmegzti santykius su kitu, moka kurti santykius su vaikais ir su šeima, kad pasitikėjimo atmosfera iš karto, ta prasme, jie tą pasitikėjimo atmosferą pajustų. Tai klasių auklėtojas, paskui turime be abejo pagalbos specialistai, jeigu jau yra problemų, tai yra ir socialinė pedagogė, ir mokykla turi puikią psichologę. Iš tikrųjų, kur vaikai kreipiasi dėl įvairių priežasčių, ne tik vaikai, bet vėliau ir tėvai, jeigu yra reikalas. Tas algoritmas, apie ką Margarita minėjo, tai taip ir yra. Pradedam nuo, jeigu auklėtojas pastebėjo, tai auklėtojas, tada su socialinė pedagogė, tada su psichologe, tada, sakykime, jeigu reikia ir kitų mokytojų pagalbos, tada ir mokyklos direktorius, tada kreipiamės į kitas institucijas, jeigu jau tas, taip sakant, problema yra netokia jau menka, nors aš dabar galvoju, netgi iš tikrųjų, per keletą metų gimnazijoje neturėjom tokio atvejo, kad reikėtų čia įsijungti ir kitoms institucijoms, ar ne? Tačiau dar vienas dalykas, tai iš tikrųjų labai svarbu ir santykių su tėvais užmezgimo. Esame tikrai turėję atvejų, kai problema, šeimos problema, mamos problema, mamai padėjome įspręsti problemą, be didelių įsikišimų ten ir vaikų teisėm ar kitom institucijom, kai iš tikrųjų kartais, kaip jūs sakote, mamos aukos, kurios tarsi iš šalies nebemato savo situacijos, jos tame rate taip įsisuka, tai jiems atrodo tokia norma, kad net nebegalvoja apie vaikus, o galvoja tik apie save, kaip čia dabar aš gyvensiu viena, kur aš dabar čia dėsiuosi, kaip aš čia dabar viena aprūpinsiu, kaip jūs sakote, ar ne? Tai kartais mokyklos pagalbos specialistai netgi ir bendradarbiaujam ir padeda mamai surasti tas išeitis, ką daryti toliau. Tai mokykla šitoje vietoje irgi labai yra svarbi. Ir aš žinau, kad, sakykime, kitos mokyklos, kaimiškosios mokyklos, tai ten tikrai pagalbos specialistai turi labai ką veikti, net ir labai paveikti. Jie ir mamos, ir tečiai labai dažnai būna ir iš tikrųjų rūpintis vaiku ir tai yra labai atsakinga ir mokyklos labai didelė, mokyklai tenka atsakomybė. Kalbant apie lyčių galimybės, ar ne, tai aš vėlgi taip iš savo tos varpinės, mes kalbam apie moteris, merginas ir aš stebiu savo gimnazijos merginas, pati ir dėstau dar ir lietuvių kalbą gimnazijoje, tai jos nepaprastai aktyvios, jos drąsios, jos pasitikinčios savimi. Yra kurios galbūt tą menką savivertę turi, ar ne, tai čia mūsų irgi darbas, kaip sustiprinti tą formalią veiklą, įtraukti į formalią, neformalią veiklą, kad vaikas atpažintų save, pasijustų drąsus, kad jis suvoktų save kaip asmenybę. Na, tai čia jau kiti dalykai. Tačiau problema iškyla dabar iš tikrųjų vaikinų problema. Jie užgošti, pavyzdžiui, mūsų gimnazijoje iš tikrųjų tų vaikinų klasėse ne po daug, nes jų į gimnazijas mažai ateina. Ir problema ta, kad jie tarsi jau ir nebedrįsta išsakyti savo nuomonės, nes merginos protingos, apsiskaičiusios. Čia aš nežinau, kaip tai dabar reikėtų galvoti ir spręsti ir kada jie suvoks, kad iš tikrųjų vyras tai jis irgi protingas ir visą kitą. Ar nebus paskui, kad vyresniam amžiui, sakykime,
na, kaip tas paauglys, koks jums maištauti, sakykime, ar ne, čia merginos buvo užspaudusios, užurpavusios čia visas čia tas vietas. Žinokit, vat ir tokie klausimai, kai kalbam, kad tik mergaitės. Bet mūsų gimnazijoje, aš galvoju, kai pasižiūriu, tai merginos, kokie šaulios. Kur padėsi, kur, taip sakant, visur jos tiks, jos besidomenčios viskuo, jos, nežinau, nuostabus žiedas, jau tauto žiedas auga tikrai. O kaip su vaikinais, gerbiama Margarita, nežinau. Matai, čia yra tokia kompleksinė problema, kad taip merginos labai aktyvios, bet paskui jos patenka į darbo rinką ir kažkodėl tai jos vis tiek tų pozicijų neužima. Ir mes suprantame, ir tai beje yra tokia vos net tradicinė situacija Lietuvoje, nes mes žinome, kad tarpukaryje Lietuvoje moteris taip pat buvo kur kas labiau išsilavinusios negu vyrai. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad sunku buvo rasti darbą, tai tavo išsilavinimas, jisai galbūt galėjo būti galimybė susirasti vyrą, kuris turi gerą darbą, nes vyras galbūt norės tos išsilavinusios žmonos, bet kažkaip tai mažai buvo šnekama, kad tai tavo išsilavinimas, tai gal turėtų būti ir tavo raktas į tavo kažkokią tai profesinę sėkmę. Tai nesakau, kad visos absoliučiai net jokių pasiekimų nebuvo, nes mes žinome, kad buvo labai daug pasiekusių moterų, bet tokia kaip bendra tendencija. Tai čia matyt mes turėtumėm žiūrėti kompleksiškai. Kad dažnai berniukai galbūt tokie ir atsipalaidavę yra, nes jie žino, kad tai vis tiek vyrui taigi bus paprasčiau, ne, truputį vis tiek tave, nes visi mato, kad tave reikia skatinti toj profesiniai srity. Bet tai, ką jūs įvardinat, va čia ir yra ta problema, tai yra balanso nebuvimas. Nes mes dažnai taip mėginame tuos vaikinus ir merginas prieš pastatyti, bet mes turime auginti, kad, ta prasme, kad nėra skirtumo, ta prasme. Mes tiesiog mokykimės diskutuoti, mokykimės girdėti kitą nuomonę. Ar tai bus vaikinai, ar tai merginos, taip. Ir jeigu vaikinas, nepraleidžia progos patylėti ir leis merginai pašnekėti, tai nereiškia, kad tu kažkoks augi prastesnis vyras, tu tiesiog augi vyrų, kuris yra empatiškas. Lygiai taip pat, merginos turi mokytis ir pasakyti, kada reikia kažką pasakyti, ir girdėti kitą, kada reikia girdėti. Tiesiog ir vieni, ir kiti turi įgyti tas savybės. Ir matyt, tai, ką jūs labai tiksliai paminėjote, kad jeigu ateina vaikai ir jie kažkokių kompetencijų neturi, tai mokykla eina ir padeda sustiprinti tuos dalykus. Nes yra didelė tikimybė, kad tie, kurie įžūlūs, drąsūs ir dar kažkaip, jie neina į gimnaziją, jie kitais būdais skinasi savo kelią gyvenime, ten, kur alkūnių gal labiau reikia. O į jų akiratį patenka tie vaikinai, kurie yra subtilesni, jautresni ir ką žinau, gal kažkokiose vietose reikia ir jiems padrąsinimo. Dar viena problema, kad pagrindė dirba mokytojos moterys. Irgi tikriausiai savo taleteną uždedam, ugdydami, aš galvoju, irgi to balanso nebuvime, tai ir mes mokytojos moteris irgi prisidedam prie to, nes vyrų nedaug. Žodžiu, visiems yra ką veikti. Yra. Donatai, dar tu mačiau buvai įsijungęs mikrofoną, gal norėtum pridėti, sureaguoti apie tuos raktus į šios kompleksiškos problematikos sprendimą. Aš norėjau pridurti, kad jeigu dar kam nors atrodo keista, kad mes čia kalbam apie mokyklas, apie mokinius, tai noriu dar ir kitą akcentą pasakyti, kad smurtas gali atsirasti net ir labai ankstyvuose santykiuose. Ir aš čia sėdėdamas dabar prisiminiau, kad turėjau klasiokę, kuri, kaip mes visi žinojom, patirdavo smurtą nuo savo vaikino, ne? Tai čia jau mokykloje, ankstyvuose santykiuose. Ar mes žinojom, ką ten, kaip reaguoti, ką pasakyti, ar kur nukreipti, tai tikrai ne. Tikrai ne. Ir čia turėtų įsijungti ir mokyklos bendruomenė į tokius atvejus, nes tikrai nėra amžiaus limito ar kažkokio laikotarpio, nuo kada prasideda smurtas, ar ten, kai pagyveni 10 metų santuokoje, nesantuokoje, ar 5, nėra tokio rodiklio. Tai labai svarbu ir tą pamatyti, o šiaip dar aš prie apklausų tiesiog sugrįšiu vieną pastebėjimą, pasakydamas, kad mes darėm ir moksleivių apklausas.
regionuose. Ir dabar taip labai greitai pasakius vieną aspektą, tai aš matau, kad yra nemaža dalis moksleivių, mokinių, kurie nėra apsisprendę tais klausimais, kurių mes klausim. Jeigu mes nacionalinėje regioninėje apklausoje matom ganėtinai aštrias pozicijas, taip, tikriausiai taip, ne, arba tikriausiai ne, renkasi žmonės ar ne tarp šitų, o nežinau, renkasi tikrai labai maža dalis, tai pas mokinius mes matom, kad ir 30% būna, ir 40%, kurie nei taip, nei ne, ir nežino, kaip čia sureaguoti. Tai aš noriu pasakyti, kad erdvės dirbti tikrai yra, kur su nuostatom, ar ne, mokinių. Ir dirbti ne tik su tais, kurie turi vienas ar kitas nuostatas, bet ir tų, kurie tiesiog net nėra pagalvoję apie kažkokią tai frazę, sakinį, nuostatą ar dar kažką. Tai čia manau, kad mes negautume tos paskui regioninės ir nacionalinės statistikos, kuri mus tiesiog liūdina, bet reiktų padirbėti, kad tų skaičių nebūtų jau tame laikotarpyje, ne, kai žmonės dar yra švietimo įstaigose, kai galima jiems padėti, ne, ir tose vertybiniuose dalykuose susiprasti, susiorientuoti, kai dar galima padėti, ne, kai nėra to, kur į akmenį jau iškalta ir viskas. Ačiū, Donatai. Margarita, Vitalija, galbūt dar turite kažką pridėti jau visai diskusijos pabaigai, baigiamųjų minčių. Tai, Vitalija. Aš dabar galvoju, kad ką mes kaip mokytojai dalyvaudami šitame projekte, kokią tą vertę, kaip sakant, išsinešam, kas mums buvo labai svarbu. Tai dalyvaudami šiame projekte mes mokytojai nekartą buvome prašomi sugrįžti į savo vaikystę, mokyklinius metus, prisiminti tuos stereotipinius auklėjimo aspektus, ar ne? Ir iš tikrųjų mūsų patirtis tai dabar jau skaudžiau ar mažiau skaudžiau ar daugiau jau išgyventos. Kiekviena iš jų turim. Jeigu seniau net nesusimastydavai, ar ne, nes tai priimdavai kaip natūralų dalyką. Taip visi, ar ne, čia pasityčiuja, ar mokytojas, ar mokinys, ar dar kas nors. Taip natūralu buvo. Tai kai dabar jau žiūrime į tuos prisiminimus savo iš laiko perspektyvos, tai suprantama, kiek neteisinga tai buvo ir kaip tai žemina žmogų ir kokias dėmes, kupras mums dabar užaugina, jau kokias mes tas kupras ir patirtis nešam. Ir kai dabar dirbame dar ir su vaikais, ar ne, jau daugumas iš mūsų ir amžiaus garbaus sulaukusios, ar ne, su visom tom kuprom, tai iš tikrųjų dirbti šitoje srityje labai sunku, nes mes vis dar galvojam, kad tos skaudžios patirtys tai žmogų dvasiškai sustiprina. Kažkodėl atėjęs tas toks irgi stereotipinis mąstymas, kad sustiprina. Perėjai tą išbandymą ir tapai staiga, tu dabar čia tokia jau stipri, tobula, gera ir visa kita. Bet iš tikrųjų, kiek tos patirtis atnešė, ir sulaužė likimo, ar ne? Ir todėl būti dabar labai empatiškam, jautriam su šiuolaikiniais vaikais yra labai svarbu. Ir kai kurie mokytojai tai nemato, kad tai yra labai svarbu. Tai viskas čia susitvarkys, čia viskas, tai ką čia dabar jau čia visą laiką, taip, jau nebetupinėkim apie tos vaikus. Iš tikrųjų, kartais pastebėti labai sunku ir smurtą, kurią jis patiria vaikas šeimoje ir iš klasiokų, arba iš socialiniuose tinkluose. Rasti, atpažinti yra labai sudėtinga. Tačiau būti jautriam tikriausiai, tai čia didžiausia mūsų užduotis, kaip padaryti, kad būtume nesuraubėjusiom tom širdim, ar ne? Tai šitam projekte tikrai, tas projektas mus paskatino susimastyti ir tarsi vėlgi sugrįžti, reflektuoti savo patirtis. Ir aš galvoju, kai su vaikais kalbu, dabar, tarkim, aš iš tikrųjų labai dažnai ir prisimenu to netinkamo auklėjimo, netinkamo to požiūrio diegimą. Ir tada aptariu su vaikais, žiūrėkite, taip man atsitiko, ar ne, taip buvo, ką aš išgyvenau, ką aš jaučiau, ką jūs manote. Tai galvoju, tas kelias tokio pasitikėjimo grįstas kelias, kai aš galiu jau dabar papasakoti, kas su manimi daros. Atveria kelią ir vaikams. Vaikai taip pat gali pasitikėti, paklausti, kalbėtis. Labai svarbu vaiką išgirsti, klausyti, paskatinti jį kalbėtis. Labai vaikai užsidarė šiais laikais ir tai yra viena didžioji problema, ką iš tikrųjų prakalbinti
pakalbinti juos, pasidalinti tą patirtimį. Labai labai sunku. Ir aišku, kasdienis mūsų darbas, tiesiog kritiškai vaiką mokyti mąstyti, vertinti, iš tikrųjų išmokyti gerbti kitą ir kitokį. Tai čia tik savo pavyzdžių ir auklėjam, ar ne? Auklėjam tada, kai neauklėjam. Tai reiškia savo santykių kurdami su vaikais. O tokios mintis. Ačiū labai. Ačiū Jums, Vitalija, už pasidalinimą. Margarita. Aš net nežinau, ką čia be pridurti prie Vitalija, taip gerai sudėliojo akcentus. Tai aš manau, kad tas kritinis mąstymas, gebėjimas reflektuoti, tai aš manau, čia apskritai kiekvieno mūsų, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, tai yra raktas būti gyviems, nepaisant gyviems ir gyvybingiams, galbūt taip pasakyčiau, nepaisant to, koks yra tas mūsų amžius. Ir aš kaip ir suprantu, kad mesti iššūkį lyčių stereotipams yra be galo sunku, nes tave tiesiog išmuša iš komforto zonos, nes, tarkim, mano atveju 50 plus metų jau tu ten susigyveni su tais stereotipais ir dabar čia staiga kažkas pradeda kvestionuoti. Tai nėra paprasta užduotis, tą mes turime suprasti, kada einame su tokiais tikslais į bendruomenę. Bet iš kitos pusės, ką mes matome, kad tos bendruomenės, kurios randa tų jėgų, randa tos drąsos, išeiti iš komforto zonos, įsileisti tą lyčių lygybės idėją, jos iš tikrųjų, ir tai jau tyrimai rodo, jos yra turtingesnės, laimingesnės, saugesnės, kūrybiškesnės. Tai aš tiesiog linkėčiau visiems mums turėti tos drąsos tam, kad susikurtumėm tą gyvenimą, kokio greičiausiai norime visi mes. Tai tiek. Ačiū, Margarita. Ir ačiū dar kartą visiems 3 šiandienos pašnekovams. Tikrai ačiū Jums už tokį turiningą pokalbį, už gal ir trumpą, bet žvilgsnį į šitą didžiulę kompleksišką problemą. Manau, kad tikrai svarbių jos aspektų šiandieną spėjome paliesti per šią diskusijos valandą. Tai dar kartą noriu priminti, kad šiandien diskutavome su Margarita Jankauskaite, Donatu Paulausku ir Vitalija Žiupkiene apie lyčių lygybę Ukmergėje. Dėkoju už pokalbį, dėkoju žiūrovams ir žiūrovėms ir linkiu gražios likusios dienos. Viso gero.